Mums iš tikrųjų rūpi, ką pačios valgome ir rūpi tai, ką patys galime pasiūlyti ir norisi iš tikrųjų atsirinkti tuos žmonės, kurie vertina žemę, vertina augalą, sėklą, nuo pat sėklytės iki pat atidavimo, iki pat augalo užauginimo, kurie su rūpesčiu iš žemės ne tik ima, bet ir jai duoda. Tada tas augalas visai kitokią vertę neša tiek pačiam žmogui, tiek ir gamtai. Kelias iš tikrųjų nėra lengvas, kaip ir visuose žemės ūkio darbuose. Daug rankų turi prisidėti prie to, kad sėkla būtų pasodinta, kad su rūpesčiu ji būtų prižiūrėta ir užaugtų tinkamas derlius. Tai todėl mes rūpinamės tuo, kas mums augina. Ir tai žmonėmis pasitikime ir tikime, kad jie geba užauginti tinkamą derlių ir kurį mes galim pasiūlyti savo klientams. Iš tikrųjų, tai džiaugiamės tuo, kad Lietuvoje galim užauginti vieną iš sveikiausių augalų. Beje, kanapė buvo naudojama senovės lietuvių. Tik su laiku šiek tiek buvo primirštas augalas, tai galima sakyti, kad naujai atgimstantis šis augalas yra mityboje lietuvių. Ir džiaugiamės iš tikrųjų tuo, kad galime matyti visą procesą, jį prisidėti prie jo ir pasiūlyti ne tik tai lietuviams, bet ir visam pasauliu tai, ką galime pasiūlyti vertingiausio. Šiandien esame Suvalkijos ūkiuose, kurie rūpinasi mūsų būsimų derliumi, kurie sėja tą būsimą derlių. Tai iš tikrųjų ir norisi palinkėti, kad ir gamta būtų dosni, ir ūkininkus lydėtų sėkmė ir kad galiausiai rudenį visi galėtume džiaugtis gausiu derliumi.